Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Lietuvos siena daugiau kaip 1500 kilometrų vingiuoja per pelkes, miškus ir brūzgynus. Nelegalai, cigaretės, narkotinės medžiagos. Per metus pasieniečiai sulaiko kontrabandinių prekių už 30 milijonų eurų. Pasienio sargyba. Realybės drama iš Lietuvos pasienio. Laida kuriama bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiandien laidoje matysite. Važiuoti iš paskos, bet taip, kad nekristumė akis į kairę. Kai baigsis visą dieną užtrukusi įtempta pasieniečių operacija. Rankas akapotą padedam. Kas ir kodėl ant medžio miške pakabino duonos kepalus. А почему бежите с России? Хотел лучше жить, сказать, там тройка надоела. Финансовое положение, долги. Sulaikytų nelegalų vedlys čečėnas pats mėgins apsimesti pabėgėliu. Kokiais keliais nelegalios cigaretės iš pasienio atsiduria net prie Seimo rūmų Vilniuje. Ta, pasienio juostą pamatysime toliau važiuojant, iš tikrųjų. Jo, reikia stabdyti, pasiruošk, kad gal jie sto. Pasieniečiams įkliuvo girtas kaip dūmas motorolerio vairuotojas. Spėkit, kiek promilių parodė alkoholio matuoklis. Ignalinos rinktinė. Specialiosios paskirties užkarda. 15 valanda. Gavom iš kolegų informaciją, kad kelių Vilnius Utena galimai bus gabenama kontrabanda, todėl vykstame padėti jiems. Specialiosios paskirties užkardos pareigūno užduotis – užsimaskavus pakelėje stebėti pravažiuojančias mašinas tol, kol pasirodys kolegų nurodytas galimai kontrabandą gabenantis automobilis. Bloga vieta. Bloga vieta. Reikia eglės nėra. Kai važiuoji keliu, visą laiką nesidarai per šonus, ne? Žiūri tiesiai. Tai neturėtų pamatyti? Ne, neturėtų. Išduoda pagrindė du dalykai, veidas rankos. Mūsų mašina. Važiuoti iš paskos, bet taip, kad nekristumė akis į kairę. Pravažiavo, buf. Operacija užsitęsė. Jau sutemo, o nusikaltėliai vis dar nesulaikyti. Gera žinia ta, kad Valstybės sienos apsaugos pareigūnai užčiopė dar karštus kontrabandininkų pėdsakus. Kelios minutės ir nusikaltėliai paklius į pasieniečių rankas. Atvažiuojam link Molėtų jau. Kiek nuo Molėtų nuvažiavo? Nuo Utenos nuvažiavo, atsakykit pagal laiką. O nedaug, 7-10 kilų. Čia dabar. Buf! 7-6 minutės. Ne, čia naginėtų. Kai jau atsukai buvo pasėdė. 23 valandos 30 minučių. Nestos. Mane privažiuos, Saldutiškis. Ir štai jis. Visą dieną kantriai pasieniečių sektas automobilis. Supratau, važiuojam. Važiuok. Saldutiškis. Tačiau tiek vairuotojas, tiek keleivis nenori vykdyti teisėtų pareigūnų reikalavimų. Atsisako išlipti iš mašinos ir parodyti dokumentus. Rankas akapotą padedam. Plačiau. Atskiro pakvietimo reikia lipam lauk iš mašinos. Žiūrėk šitą. Ta, pasižiūrėk. Nusisukam. Rankas ant kapotos pasidedam. Viskas tvarkoja. Filmuoja ne jūs, mus filmuoja mus. Pasisuk. Kitą ranką. Plačiau atsistojam. Plačiau atsistojam, sakau. Jūs girdit, ką aš jums sakau, ar ne? Jūsų teisės dabar yra suvaržytos. Jūs esat sulaikomas. Suvokėt šitą? Tai vykdykit mano komandas, prašau. Tik pažiūrėkite, pareigūnų darbas nenuėjo perniek. Mašina pilna kontrabandinių cigarečių. Kiek dėdžių? A? Kaip jūs nežinot? Pas jūs mašinų jūs nežinot?
O štai keleivis dar mėgina ginčytis, aš čia ne prie ko, rusiškai sako jis. Kurgi ne. Šį pilietį pasieniečiai su nelegaliais rūkalais per savaitę sulaiko jau antrą kartą. Tai a куда тебе надо? В Вильнюс я еду. Ну потом приедешь. Да куда вы? Я Сегодня с этим и приедем. А? Да мы знаем, ты чем? Я тут Машина ваша? Поедешь в Игналину. не поеду, я тут ловил. Слушайте, садитесь, пожалуйста, в машину. Мне плохо, понимаете? Мне Ну, плохо. садитесь в Вы скорую машину. Вызовите. Садитесь в машину, Я говорю, вызовем мне скорую. плохо, вызовите скорую. Вызовем скорую, садитесь в машину. Greitosios neprireikė. O štai pareigūnai netrukus suskaičiuos beveik 4000 pakelių kontrabandinių rūkalų fest. Likimo ironija, bet už tokį kiekį rūkalų iki rugsėjo 1-osios grėsė tik administracinė atsakomybė. Dabar, sugriežtinus įstatymus, įtariamieji gali atsidurti net Belangėje. Kolegos pradėjo sekti transporto priemonės galimai gabenančias kontrabandą valandą ir apie 23 valandą 30 minučių buvo sulaikyta transporto priemonė, kurioje buvo atlikta 3750 pakelių cigarečių fest su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais ir 2 asmenys ir cigaretės su transporto priemonė pristatyti Ignalinos rinkimų tolimesniam tyrimui. Vienas asmuo yra žinomas, jis prieš savaitę buvo sulaikytas irgi prisidėjęs gabenant prie kontrabandos administracinėje byloje. Ignalinos rinktinė, Švenčionių užkarda, 16 valandų 15 minučių. Kaip jums vaizdelis? Vidury miško ant medžių duonos kepalai auga. Pamatę ant medžių sukabintus duonos kepalus, valstybės sienos apsaugos pareigūnai iškart suprato – maistas paliktas nelegalams. Taip tik supratom, kad nelegalai. Tai jau čia kabina nelegalą. Greičiausiai, nes, nežinau, kas čia taip specialiai paims 4 kepaliukus duonos, paims ir pakabins. Šiaip žmonės mašinai nesivežioja, taip duonos nekabina. Vieną kepaliuką pakabinsi, bet ne 4. Pabėgėlių vedliai linkę naudotis tais pačiais jau pramintais keliais ir apsistoti tose pačiose slėptuvėse. Maišelius, jie įmauna kojas ir brenda per upelį ir per rasą, kad nesušlaptų kojų. Šiaip jie dažniausiai slepiasi po tokiom tankiom meglėm, dažniausiai atviroje vietoje niekados nesislėpia. Paskutinį kartą čia kada pagavom, matomai nežinau, kad miškas iškirstas, tai buvo už tos krūvos. Bet va čia va, matomai jau būtų kažkada nelietuviškas gėrimas, gertas, jogurtas, nelietuviškas, plius koinės maišeliai. Senokai tai čia. Laužas. Miškas iškirstas pernai, laužas pošviežis. Kaip pošviežis? 2 savaičių laikotarpio kurti. Panašu, kad į šią stovyklavietę užsuka nelegalai. Pareigūnai apsiginkluoja kantrybę ir štai rezultatas. Ignalinos rinktinė, Švenčionių užkarda, 5 valandos 30 minučių. Ankstų rytą nelegalų palikti pėdsakai pasieniečius atvedė į jų slaptavietę miške. Netrukus paaiškės, kad šie jaunuoliai bėgliai iš komunistinio Vietnamo. O štai šis vyras – čečėnų tautybės Rusijos pilietis. Добрый день. А что вы здесь делаете? Хотел попасть в Европу. В Европу хотите попасть? Да. А вы сами, кто вас привел сюда? Сам пошел. Сам пошел? Да. А эти люди с вами вместе шли? Нет, они не встретился в лесу с ним.
тряслись? Я хотел в Австрию попасть, в брат. Брат. А сами вы откуда? Я, Орловская область. С России? Да. Все понятно. А почему бежите с России? Хотел лучше жизнь сказать, там тройка надоела. Финансовое положение, долги. Rusijos pilietis dievagojasi pats bėgęs į Europą nuo skurdo ir skolų. Tačiau visi pričiupti nelegalų vedliai užgėda tą pačią dainelę. Įtarimus, kad čečėnas užsiima žmonių gabenimu, sustiprino ir jo kišenėse rasti daiktai – kompasas ir dujų balionėlis. Dujas vedliai naudoja atsiginti nuo pasieniečių šunų. Miške rasti vietnamiečiai atgabenti į Švenčionių užkardą. Guys, where are you from? From what country? No? Taiwan? O dabar atėjo metas apžiūrai. Vietnamiečiai privalo nusirengti iki trumpikių. Matome, kad daugelis jų pasipuošia įspūdingomis tatuiruotėmis. Pareigūnai vieną po kito nuodugniai apžiūri atvykėlius. Ar nėra paslėptų sprogmenų, ginklų, kitų neleistinų daiktų? Įgudusiais judesiais kruopščiai iščiupinėja kiekvieną drabužio siūlę ar bato padą. Paimas įrašo numerį, kad nepamest ant marškinių. Čia jau Anglijos turbūt panašiai. O ką čia? Vokietijos. Ja, reišiai visas. Pašiausias dalykas. Pas visus nelegalus pasieniečiai randa nemažas sumas pinigų – keli šimtus dolerių ir eurų. Iki šiol atkakliai tylėję, staiga vienas jaunuolis neišlaiko. Štai čia mano vaikas rodo į aptrintą nuotrauką. Maybe? Kruopščiai patikrinti vietnamiečiai bus nuvežti į pabėgėlių centrą ir jų tolesnį likimą spręs atsakingi pareigūnai. Vilniaus rinktinės Lavoriškių užkarda. Kontrabandininkai savo brangų krovinį įsigudrina gabenti įvairiausiais būdais. Kartais nelegalų krovinį nusikaltėliai paleidžia plaukti pasroviui. Prisitvirtinę GPS siųstuvus, cigarečių laukia jau šalies gilumoje, ten, kur nebestebi akylos pasieniečių akis. Jeigu mes čia nesulaikom, tai vienas atvejis buvo, kad vos nepriplaukė prie Seimo, kur ištraukė policiją, kai žmogus pranešė. Tai esmė tame, kad jisai nėra toks labai ryškus, jisai tiesiog plaukia pasroviui, prie plausto dedami GPS, ta prasme, imtuvai. Nereikia niekur nešti, niekur nereikia šalia plaukti, nieko. Tiesiog pats krovinys pats plaukia į Lietuvą, kaip sakant, ir galų gale pagal GPS signalą mes matome, kur jis yra. Ir jie privažiuoja, giliau Lietuvoje, privažiuoja, tada tiesiog tą krovinį įsikrauna į transportą ir važiuoja toliau. Ir tokių atvejų yra nemažai, kai sulaikyta. Buvo ir naudojama ir aviacija, ir visa kita, ir stebėjimas. Ir net ryšium dėl to, kad tiek daug buvo tų plukdymų, buvo galų gale čia pastatytas ir kaiminės varinktinės atraminis atnamukas, yra žibintai stiprus, kad gerai apšviestų upė, yra valtis, kurie galima greitai reaguoti į tą upę iššokti, nes anksčiau ką plaukė, nebent šok pats plauk, bet tiesiog dabar jau esame aprūpinti tom, kad greitai reaguoti, sulaikyti. Iš tikrųjų, tų tokių sulaikymų dabar ir neužfiksuota šį pusmetį. Bet tas yra daroma tiesiog, kur yra upės, ten visokiais būdais bandoma pratempti. Tiek ir mūsų rinktinės ruožė yra pasitaikę, ta prasme, kad per upelius permeta, per upėmis plaukia, tiek tempia, tiek pasroviai plukdo, tų variantų iš tikrųjų yra. Sėdame į pasieniečių visureigį ir važiuojame toliau. Pasieniečiai dažnai tampa tikrais pėdsekiais. Privalo atskirti, ar sieną kirto koks nors gyvūnas, ar nusikaltėlis. Tikrinant tiesiog, ar buvo kas ar nebuvo, taip pat jeigu sistema sulaikė, atvažiuoja pasitikrinti ją, ar kažkokie pėdsakai, nes iš tikrųjų pamatysite, žvėrių pėdsakų yra net šitame ruože, privažiuosim to biškį toliau, kur kalnai, prieš kokių gerą, dabar kiek čia prisiminti, prieš 10 metų kokį buvo užfiksuotas meškos pėdsakai, buvo atėjęs čia iš Baltarusijos. Buvo atvažiavęs tas gamtininkas Kazlauskas, pažiūrėti iš tikrųjų, nes buvo įdomu. Būtent kodėl tas vietas pasirinko čia, nes iš tikrųjų čia labai tie miškai. Va, kaip ir minėjau, dabar labai ta ideali ta pasienio juosta matosi. Tas vidury poligonometrinis stulpelis žymi tikrąją valstybės sienos liniją. Tai va, nuo poligonometrio ne vieną stulpelį iki kito, va, taip,
ir eina. Ir šiaip nuo valstybės sienos ženklo turi matytis kitas valstybės ženklas, kad būtų aišku, kur siena eina. Vat, matot, iš čia matom tą, iš čia matome kitą. Ir kontrolinė pėdsakų juosta gražiai eina jau Lietuvos Respublikos pusė ir matom kažkokius pėdsakus, kurie užfiksuoti, į kurią pusę ir kur galime galvoti krypti kažkokią tai. Aišku, kaip ir sakiau, maskuoja, užšluoja būna, užšluoja visaip ten, aplė vandeniu būna, akmenim apmėta, arba, sakot, bulinė koja, bėgioja kreivai išilgai visaip, suklaidinti nori, iš tikrųjų originalių atsiranda, ypač su nelegalai. Važiuojame visai šalia taip vadinamos kontrolinės pėdsakų juostos. Šiandien čia ramu, sienos pažeidėjų nematyti, vien gyvūnų palikti pėdsakai. Tačiau tai būna toli gražu ne visada. Kaip pavyzdys va šitas ruožas. Kalniukas, vėl kalniukas, linksmieji kalneliai. Apačioj vyrukai darbuojasi, dėžes nešioja, o du darbininkai ant kalnų viršūnių stebi visą ruožą. Ta prasme, stebėtai didžiausia ir jau nuo vieno kalno mato, kas tenais, ir kitas ten ir kas. Ir tiesiog saugiai bandoma greitai ir tą įvykdytą nusikalstamą kažkokią veiką. Tai viskas greitai padaroma, tie stebėtojai išdėstyti ir viskas užtikrina tą saugumą to veiksmo viso. Kaip pavyzdys. Kas liečia šią vietovę būtent. Vienas ant vieną kalnių, kitas ant kito, kitas kažkur gilumoje ant sankryžos ir, kaip sakau, kartais išeina daugiau žulikėlių negu mūsų pareigūnų. Į tarnybą. Jo, reikia stabdyti, pasiruošk, kad gal jie stos. Netrukus laidoje matysite. Pasieniečiams įkliuvo girtas kaip dūmas motorolerio vairuotojas. Spėkit, kiek promilių parodė alkoholio matuoklis. Vilniaus rinktinė Dieveniškių užkarda. 14 valandų 45 minutės. Važiuoja, bet be šamo jau aš. Specialiosios paskirties užkardos pareigūnai kartu su šalčininkų policininkais pradėjo patruliuoti Dieveniškių kilpoje. Jo, reikia stabdyti, pasiruošk, kad gal jie stos. Ir ilgai netrukus pasirodė įtartinai po kelią vinguriuojantis motoroleris. O! Važiavom. Pasienos dokumentus turit rašyti? Kelias link Jurgilionių sustabdėm neblaivų mopėdo vairuotoją, reikia alkotesterį patikrinti. Taip, o ką? Vairuotojo pažymėjimą turit? Turiu, bet namuose. Namuose. Kokį turit jūs vairuotojo pažymėjimą? Žiūrėkit dabar į mane. Aš su jumis kalbu dabar. Duokit bent kokį tada dokumentus, pasinę rožę privalo turėti bent kokį tada. Neturiu? 23. Neturiu, jokių dokumentų neturiu. Supratau. Jūs kvapas nuo jūsų eina alkoholio. Vartavot alkoholio? Kiek išgerėt? Taip. Kiek išgerėt? Ką žinau, gal 100. Kiek? 100 gal. Nežinau. 100 ką? Ko gerėt? Degtinė? Degtinė. Supratau. Gerai, o to motorolerio dokumentus turit gal? Taip. Tai duokit prašau. Namuose irgi? Namuose. Jūsų motoroleris? Tėvo. Tėvo. Gerai, draudimas, techninė apžiūra? Tėvo. Jūs galit paskambinti tėvui, kad atvežtų mums dokumentus, kadangi nežinom? Negaliu, man atjungia... Gerai, kur jūs gyvenate? Čia. Kur čia? Čia. Nei šalmo, nei vairuotojo pažymėjimo, nei techninės apžiūros talono. Net to neturi. O štai alkoholio kvapas nuo vairuotojo sklinda stiprus. Net plika akimi matyti, kad šis vietos gyventojas girtas kaip dūmas. Dabar prieisim prie automobilio, patikrinsim jūsų girtumą. Kiek jūs išgėrėt, patikrinsim. Gerai? Taip reikia prašau. Tikrinsim blaivumą. Ponas. Dabar tai yra prietaisas, kurį reikia prapūsti. Reikia paimti pilnus plaučius oro, įkvėpti giliai ir pakol eina signalas pūsti ir į švamstelį prašau. O galima taip? Kodėl taip?
Nu, yra įtarimas, kad jūs galite būti neblaivus, todėl mes privalom patikrinti. Mes turim teisę, jūs turit pareigą pūsti. Pūskit. Stipriai pūskit. Dar. Viskas. Va, matot, kaip šauniai jums sekasi. Nieko savo. Tai yra sunkus neblaivumo laipsnis. Ačiū. O už ką dėkojat? Kad filmuojat. Visiškai girtas vairuotojas dėkoja, kad filmuojame. Labai prašome, nėra už ką. Belieka tikėtis, kad išsiblaivęs ir pamatęs save per televiziją, šis pilietis daugiau nė gramo į burną neims. Uždarykit. Ponas. Pala. Aš prašau. Uždarykit. Gerai. Uždarysim. Benzinas neprapuls jūsų, galite pažymėti. Nu, aš pažymėjau. Nu, tai bet... Skambinkit kažkam, kas paimtų jūsų mopedą. Daugiausiai saugoma aikštelė, jeigu nerasit blaivų vairuotojų. Jeigu surasit, tai perduosit pagal pakritavimą blaiviam vairuotojui. Tai čia jūs turėtų būti, nelieskit viršų, nelieskit. Čia negalima liesti. Negalima liesti.